Galiu pasakyti, kad aš, aš trumpai pristatysiu šiandien atlygio planą. Pačius pagrindinius dalykus, tik tai va dabar matau, kad lygiai taip pačiai. Gerai. Tikiuosi mes, matau kažkas parašė, tuoj mes paskaitysim. Čia parašė, ačiū, matom ir girdim gerai tokios iš šaunuolės. Tai trumpai apie atlygio planą ir nuo ko mes pradedam tą atlygio planą ir kodėl reikėtų apie jį kalbėti. Recording in progress. Tai sveiki, šiandien su jumis Aušra ir pakalbėsim apie Yes Global kompanijos atlygio planą. Ir galiu pasakyti atvirai, kad tikrai ne kiekvienam žmogui su juo susitikus tas atlygio planas yra svarbu. Bet dabar iš jūsų, kiek čia jūsų yra nemažai, iš jūsų žiūrinčių, arba pakomentuokit, arba įsijunkit mikrofoną ir pasakykit, kas tau dabar šiandien yra svarbu. Vat iš šitų klausimų, ar tai papildomos pajamos, naujos gal pažintys, gal tiesiog žmogus nori finansinės nepriklausomybės. Tai reiškia, kad nori uždirbti ir atiduoti gal kažkokius įsipareigojimus, noras padėti kitiems, ar savas verslas, gera sveikata ir energija sveikame kūne, daugiau laiko savo. Ir aišku, yra laikas, kada mes jau norime pagalvoti ir apie laikotarpį, kuriame jau nebedirbsime, ne? Tai galiu pasakyti, Virginija parašė, kad labai skani kava ir arbata. Ryte ir vakare, tai va. Tai labai smagu girdėti apie produkto atsiliepimus, nes be produktų nebūtų ir mūsų kompanijos. Ir galiu pasakyti, atlygio planas skirtas tiems, kurie kalba ir dalinasi apie produktus, padeda savo ir tada padeda kitiems. Tai kuris klausimas iš šitų jums būtų aktualus, labai faina būtų gauti komentarų, mes galėsim paskui aptarti. Tik tai iš karto finale noriu pasakyti, kad nesvarbu, kurį punktą jūs išsirinksite, atėjus į mūsų bendruomenį, mūsų komandą, po truputį dirbant, bendraujant su žmonėmis, tai jūs turėsite galimybę ir susipažinti, ir turėti papildomas pajamas, ir viskas, Jolanta parašė, galimybę padėti kitiems, padedant savo. Labai geras pasirinkimas, Jolanta, tikrai, aš iš tikrųjų nuo to irgi pradėjau, bet galiu pasakyti, kad kada mes padedam savo, tada automatiškai norisi padėti kitiems susitvarkyti sveikatą, ne? Ir kaip mūsų kompanijos produktai, kaip nebebūtų visi surišti su mūsų grožiu, sveikata, jaunystė, bet tai yra neatsiejama su pinigais. Ir kaip nebebūtų faina ir džiaugsmas kartu, kada mes pradedam dirbti, dalintis, visi šitie punktai, žinokit, įsigyvendina. Tai va, tai to jums ir linkiu, ir jeigu pereit prie sistemos, kuri mūsų kompanijoje yra sukurta, tiek produktas vartoti sistema yra, tiek pačiam kompensacijos plane yra sistema. Ir yra kompanijos tiesiog strategija ir mes dalinamės informaciją, žmonės perka ir jūs už tai gaunate atlygį. Kaip visą tai atrodo? Kompanija yra 7 punktai, kurie veikia dabar, jau juos mes gaunam komisinį. 8 turėtų įsigyvendinti, kada kompanijai sueis 8 metai, aš manau, kad jie pristatys ir tą 3 valiutos bonusą. Tai jeigu pradėti nuo to, kad pirmiausia, kaip ateiti, pirmas klausimas žmonių būna, kaip ateiti prie jūsų, kaip prisijungti. Tai galiu pasakyti, kad jeigu žmogus
įsigijau 108 eurus 3 produktus, tai jisai gauna, kaip ir visi kiti partneriai, ir asmeninį kabinetą, priėjimą prie visų uždarų grupių, palaikymą, sistemą, ir jisai gali toliau augti ir pereiti prie kitų veiklos sričių šitoj kompanijoj. Kas įdomiausia, kad dėl ko mes rekomenduojam visą laiką registruotis. Šiaip šitie 3 produktai be registracijos kainuotų 126 eurus. Todėl viskas yra daroma, kad žmogui būtų tinkamesnė kaina ir jisai perka tiesiogiai iš kompanijos. Jisai užsiregistruoja ir perka tiesiogiai iš kompanijos. Ir gauna už 108 3 produktus. Ir paskui gali naudotis visom akcijomis, kurios vyksta, viskas, kas vyksta kompanijoj viduj, viską gali žmogus naudotis. Jeigu žmogus nusprendžia pradėti verslą, tai rekomenduoju jau pasiimti didesnį paketą, ne dėl to, kad jisai ten turi kažkokį ypatingą gražų pavadinimą, o dėl to, kad prašau išsijungti mikrofonus, o dėl to, kad žmogus gauna daugiau produktų. Jisai, kai gauna daugiau produktų, jisai gali tada jau ne tik pats vartoti, bet ir kitam žmogui iš karto pasiūlyti, pasakyti, kad, nes labai dažnai, kada mes užsimenam, kad yra tokie produktai, kai tada žmogus sako, aš noriu, ir jeigu mes nieko neturim, nei pavyzduko, nei nieko, tai tada gali žmogus ir, kaip sako, nu, tu neturi, aš nueisiu pas kitą, ne, kaip pavyzdį. Tai verslą vis dėlto rekomenduočiau pradėti nuo Pionierius, dėl to, kad ir produktų čia yra labai daug, ir patys didžiausi komisiniai. Jau jokių nėra nusiėmimų, atidėjimų, įvyko pavyzdžiui, pardavimas ir patys didžiausi komisiniai, būtent turint Pionierių. Ir tikrai aš suprantu, kad šitas įrašas aktualus tik tai tiem, kurie suinteresuoti uždirbti už dalinimąsi. Kaip aš sakau, pats pabandai, patinka, tada dalinies informaciją. Ir kada žmogus jau yra prisijungęs ir perka tiesiogiai į kompaniją, jisai sutaupo nuo 40 iki 20% ir daugiau. Ypatingai, kai būna akcijos, labai žmogus pajaučia. Tai prie Pionieriaus paketo net 26 produktai. Tai įsivaizduokit, jūs patys vartosit ir turėsit galimybę jau greičiau susirasti žmonių, kuriems tai aktualu. Dabar, kas vyksta toliau? Kai jūs įsigyjate verslo paketą, kaip ir kalbėjau, aktualiausia yra žmonėm, kurie turi verslo paketą, tai Pionierių. Ir aš čia paskaičiavimus esu padarius būtent tokius, kada jau jūs esate būtent Pionierius. Netgi jeigu jūs pradėjote nuo mažiausio paketo Lyderis, jūs palaipsniui galit pereiti, pasikelti iki Bulderio, nuo Bulderio iki Pionierių, sumokant tik tai skirtumą. Dabar Lyder paketas kainuoja 108 eurus, yra ten 3 produktai. Ir jūs, kaip pakvietęs partnerių su Lyder paketu, jūs gaunat 22,95 eurus. Čia įeina 2 komisiniai. Vienas už patį produktų rinkinį ir kitas už tai, kad jūs suvedat duomenis į sistemą. Jeigu jūs pasikviesit partnerį Bulderį, tai komisinis jau bus 102 eurai jūsų. Jisai sumokės 432. Ir jeigu jūs, būdamas pats Pionierius, pasikviesite tokio pačio dydžio paketu žmogų, jūsų komisinis bus 253,50 ir jūs jį gausite iš karto tą pačią minutę, kaip tik tai į sistemą suvesite duomenis, ne po savaitės, ne po mėnesio, o iš karto tą pačią minutę. Ir pliusas pas mus yra tame, kad komisiniai nėra atidedami gale mėnesio, kaip žinot, anksčiau prisimenam tuos laikus, kai avansus gaudavom, atlyginimą vieną kartą į mėnesį. Tai čia padarė darbą ir iš karto turit atlygį. Dabar labai būtų įdomu, ar tarp jūsų yra žmonių,
kurie nežino, kas yra binarinis arba linijinis atlygio planas. Jeigu yra, padėkite vienetą. Tai mūsų kompanijos atlygio planas yra hibridinis, tai yra ir linijinis atlygio planas, ir binarinis, jie yra tarpusavį apjungti. Ir tai aš jums netgi parodysiu, koks tai yra labai didelis pliusas, nes jeigu būtų tik linijinis, patikėkit manim, komisinis tikrai būtų mažesnis. Tai dabar įsivaizduokite, jūs esat pionierius ir jūs pasikvietėte partnerį, visai nesvarbu, ar tai giminė, ar pažįstamas žmogus, kuris irgi nusipirko pionier paketą. Kompanija, kaip ir prieš tai rodžiau, jums išmokės 253 eurus, bet jūsų tas partneris linijiniai sistemoje va taip atrodys, o binariai jisai pas jūs atsistos į kairę arba į dešinę, būna arba į kairę, arba į dešinę, iš tikrųjų esmės neturi, bet bus jums pirmas partneris jūsų binarė. Binarė yra kairė ir dešinė. Toliau dar vieną tokį pačių paketų pasikviečiat partnerį, jisai pas jūs atsistos į kitą pusę. Ir ką tai reiškia, jūs gausit 253 vėl už patį paketą ir plus, kadangi jau atsiranda pora binarė arba uždaromas 2 žmonių žingsnis, dar gaunat papildomai 93,60. Jeigu binaro nebūtų, šito komisinio irgi nebūtų. Dabar jūs pasikviečiat ir va, beje, 2 partnerius pasikvietėt, uždirbot 600. Dabar pasikviečiat builder su 12 produktų. Ane? Jisai atsistoja pas jūs vėl kairiai, jūs gaunat 102. Dar vieną pasikvietėt builderį, jisai atsistoja kitoj pusėje, vėl gaunat 102. Ir už tai, kad jie abudu vienoje ir kitoje pusėje turi vienodą skaičių taškų, jūs gaunate dar papildomai binarą. Iš viso beveik 250 už 2 partnerius. Dabar, jeigu jūs pasikviesite vartotoją, lyderį, jisai atsistos binarė vėl kairiai pusėje, gausit beveik 23 eurai, dar kitoj pusėje pasistatysite, dar gausite 23 eurus ir už binarą 10,80 €. Bet šita suma, jeigu jūs esat pionierius. Jeigu jūs esat builderis, čia būtų mažesnė suma ir jinai niekur neatsideda. Dar jeigu už paketą mes turim kitų įrašų atsideda kažkiek, tai už binarę niekur neatsideda. Todėl, jeigu daryti verslą, tai tik tai su pionierium rekomenduoju. Ir vat 2 lyderiai, tai atsistoja, uždirbta 56 eurai. Tai dabar žiūrėkit, darbą darysite tą patį. Ar su pionieriais dirbsit, ar su builderiais, ar su lyderiais. Skirtumą matote, ne? Ir iš viso pasikvietus 6 partnerius, jūs uždirbsite 905 eurus. O tik tai jeigu išskirti binarą, tik už binarą, tai be binaro būtų 758 eurai. Tai vat ir toks yra skirtumas, biškį mažiau kaip 150 gaunama tik tai už binarą. Tai jau yra jūsų pasyvios pajamos. Nes už binarą komisinę gaunate ir tada, kai jūsų partneriai pradės statyti kairiai, dešiniai ir kai tik mažesniai pusiai pasistato, jūs visą laiką gausite binarą. Tai va tuo labai gerai visą laiką, aš kaip sakau, jeigu nebūtų buvę šitoj kompanijoje binaro, aš tiesiog būčiau nesijungus. Dabar, jeigu ilgai nekalbėti apie tai, tai dar yra atnaujinimo bonusas. Ką tai reiškia? Vat kada jūsų partneris prisijungia iš pradžių vartotojų ir paskui jisai atsinaujina arba į builderį arba į pionierių. Tai jisai damoka skirtumą ir už tą skirtumą jūs gaunate irgi komisinį. Tai irgi labai gerai. Toliau matching bonusas, tai yra tikrai vienas iš tokių jau, sakyčiau, pasyvių pajamų bonuso, kada auga jūsų komanda
ir matching bonusas mokamas vieną kartą į mėnesį. Kompanija suskaičiuoja jūsų komandos rezultatus, kiek jie uždirbo tik binare, jūs net 20% gaunat iki 10 gylio, bet jau matching bonusas yra per rangus šiek tiek suskirstytas. Tai kuo jūsų aukštesnis rangas, tuo jums daugiau atsidaro gylių. Šitas komisinis ateina palaipsniui. Pakartotiniai pirkimai tai ko gero pats didžiausias komisinis pas mus ir jisai yra, sakyčiau, kad auga komanda ypatingai jaučiasi, tai nuosekliausias ir pastoviausias. Tai kada jau partneriai turi daug vartotojų, tai mokama net 95% nuo PV taškų, kada partneriai perka pakartotinus pirkimus iki 10 gylio. Ir kad visi šitie 10 gylių atsidarytų, jums užtenka turėti 10 asmeninių partnerių, kurie irgi palaipsniui užsiregistruoja augant jūsų komandai, kairiai binaro pusėje ir dešiniai binaro pusėje po 5 partnerius, bet jau jūsų asmeniniai. Ir šitas komisinis tikrai galiu pasakyti labai dosnus. Lyderiavimo bonusas tai, kada jūs einate per rangus. Lyderiavimo bonusas pas mus yra šiek tiek surištas su 8 bonusu. Tai kada jūs padarote rangą, pavyzdžiui, pirmas rangas goldas uždirba 2,5 tūkstančio, gauna dar papildomai premiją. Uždarbis jūsų yra ir nuo aktyvacijų, ir matching bonusas, ir atnaujimo, viskas pliusuojasi, kas vyksta jūsų komandoje ir jūsų asmeniniai pardavimai, viskas susipliusuoja ir kai tik tai pas jūs pasimato balanse tikras jūsų uždarbis, jūs kylate rangais. Tai rangų yra labai daug ir komisinis mokamas tiek, kiek išmokama komisinių, tiek pat gaunama yra valiutos vienetų. Tai va, kelionių bonusą papildomai įrašiau pati, nes kompanija karts nuo karto surengė konkursą ir jame galima dalyvauti tam konkurse ir pasiekus tam nustatytus kompanijos tikslus, jūs į kompaniją važiuojate nemokamai. Į kompaniją suorganizuotą kelionę, aš jau buvau 4 kelionėse per 2 metus, patikėkit manim, tikrai verta pasistengti. Tai va, tai tiek, tikrai labai stipriai nesiplėčiau. Galiu pasakyti, kad vis tiek, kaip nebebūtų, sprendimas yra pačio žmogaus, ar jisai nori dabar pradėti, ar jisai vėliau. Galiu pasakyti, kad kompanija jauna, dabar va šį mėnesį bus 23 metai, tai yra Malaizijos kompanija, ne Europos. 23 dieną bus 3 metai, ačiū Romutė pataisė, mane jau susipainiojau. Tai va, 3 metukai kompanijai dar, tai tikrai yra labai jauna, veržli, aktyvi, su labai didelėm ambicijom ir planais, viziją turi ohoho kokią. Tai, kaip sakau, pradėti nuo pirmo žingsnio, sekti planą nuosekliai ir, aišku, pasiekti finansinį augimą, kuris yra tikrai kiekvieno asmeniškai rankose. Tai ateitis priklauso veikliems, tiems žmonėms, kurie tiesiog dabar pradės veikti. Tai ačiū visiems, kas klausėte. Ir iki kito karto.